Labas vakaras, šiandien Tete Kazino Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse susitinka turnyrinės lentelės kaimynai, taigi dvikovos pradžia jau netrukus, taip pat ir sėkmingai kovoti dėl kamuolių, o čia greita ataka ir pataiko iš po krepšio. Labai gerai meta iš toli, o čia Andrėjus Agafonovas grauna kamuolį iš viršaus ir pataiko dabar Sanimlijus. Mindaugui Kupšui ir dėjimas iš viršaus. Pirmojo kėlinuko pabaigos Nimlijus. Iš labai toli, na čia jau avantūriškas Nimlijaus metimas. Meta iš toli Nimlijus ir metimas dar kartą taiklus. Stato užtvarą dabar Lauris Klausas, na taip atrodo, kad dažnokai perlaiko kamuolį Jokubas Ginkvainis, o pataiko Ramonas Mūras. Tikrai buvo toks didysis ketvirtas, galima sakyti, jo labiau, kad 5 sekundės lieka, Mindaugas Kupšas įveikia varžovo gynybą. 3 sekundės lieka, Žirfka labai sudėtingas metimas daryti ir stato užtvarą. Lauris Klausas, graži ataka, Derikas Lau, Lauriui Klausui ir iš karto Nevėžio komandos atsakymas, Volkus iki galo. Čia gražus perdavimas ir dėjimas iš viršaus. Gražus prasiveržimas ir po to jau dėjimas iš viršaus. Įdomačių, žinoma, čia buvo jo perdavimas ir nors sezono pradžioje buvo kiek kitaip. Arnūtas Ožeskis žaisdavo, gali jų prireikti mano ketvirtajame kėlinuke, o Lisevičius pataiko. Lauris Klausas pagauna kamuolį 56-81 Neptūnui. Čia tai bus metimas Grantas Johnsonas. Ir Derikas Lau ir toliau. Mindaugas Kupšas ir pelno taškus iš po krepšio Mindaugas. Tiesiai perdavimas į rankas, pasipylė klaidos, dabar jau Ramūnas Virka pasinaudojęs 2 minučių pertraukėlėmis, bet dabar jau 4 kartus. Pirmieji tolimi metimai buvo taiklus. Vytautas žais su Dzūkija. Komandos draugui, kad perdavimas buvo tiesiog į užribį. Bet po to pamatė, kad kamuolį pagavo Lauris Klausas. Nesėkmingos rungtynės šiandien Nevėžiui. 61-85 nesėkmė patirta.